Gal galite bent šitą be manęs nuspręsti? Anksčiau ar vėliau dauguma vadovų ateina iki šito momento. Be jokios abejonės, pradžioje visiems labai norisi viską laikyti savo rankose, būti reikalingu, peržiūrėti kiekvieno kliento pasiūlymą, patvirtinti bet kurį sprendimą ir atsakyti visus komandos nariams kylančius klausimus. Ir gana ilgą laiką tai gali puikiai veikti. Iki to, kol jūs pagaunat save, kad išėjus iš susirinkimo, jūsų laukia ir vėl 10 žinučių, ar galiu taip daryti, kuomet atostogos be asmeninio kompiuterio atrodo kaip labai rizikingas eksperimentas. Tada, kai rodos komanda galėtų pati priimti sprendimą, bet vis dar laukia jūsų. Ir tada klausimas nebe apie tai, kaip viską suspėti, o kaip nustoti būti vieninteliu žmogumi komandoje, be kurio niekas nejuda. Spalio 1 dieną startuoja vadovų programa Coachingas kaip lyderystės praktika organizacijoje. Jos metu mokysimės kurti kitokią kasdienybę, kuri padės komandai būti labiau savarankiškai, jum turėti daugiau laiko strateginiam klausimam ir vis dar pasiekti rezultatus. Tik 15 vietų, tad kviečiu suskubti ir prisijungti. Iki.